Sveiki, aš vardu Latinas ir žinoma jums įdomu, kas aš toks esu. Kantrybės, greitai viską sužinosite, o dabar turiu daug svarbesnių reikalų. Taip, preik vaikinė. Eikite ir pasimėgaukite vagių ir apgailėtinų melagių iš didžiosios raidės. Kaip tiksliai jūs save apibūdinote? Tik vakaras tai mane? Tegul tai bus gera pamoka visiems, veltėdžiams, kurie galvoja išvengti teisingumo. O jei ir ne, vis tiek bus mano sugauti. Aš? Narsiaura kilpa. Ką, tiesa? Apie ką jūs ten? Jis sako, kad mes kilpą per smarkiai užveržėme. Žinoma, taip ir turi būti. Žinoma, žinau, tačiau virvė per daug rublėta, visą kaklą baigia nutrinti. O tai jau nieko gero. Nuo tada, kai buvau paskirtas sargybos viršininku, nuo manęs nepabėgo nei vienas pistodarys. Vadinasi, būsiu pirmas. Ką? Kaip tai? Kanclerį Bernarą, jūs matyti visada malonu. Ačiū. Na ir ką pasakysite, mulkiai? Viršininkė, mes nekalti tikrą teisybę. Tai virvė, jį kaklą trina. Oniria Production pristato scenarijaus autorius Erikas Strava, kompozitorius Alain Luise, režisierius Thierry Giel. Ką čia bepridursi? Dievinu nuotykius. O patekti ten visada nuotykis. Romanas apie Lapiną. Atvykome, išvyksiu čia. Kelią jo didinybės karalius kariuomeniai. Atidaryti vartus. Ei, tu, atsibusk. Ką? Paliksime, kol dar neatvyko mūsų kapitonas. Tai galima. Gerai įsikūrėte. Ar pagalvėlės nereikėtų? Puikiai mintis. Dar gerai būtų ko nors užsikloti ir pienuko. Tiksliai, ką nors užsikloti ir šilto pienuko. Ar nesutrukdysiu, ponai? Greitai keliatės tinginių panties. Kas? Kur? Aš sukviečiau tarybą, niekam tikusi drakono šutvę. Kaip tau atrodo? Jis apie tarybą, kad mes į ją nueitume? Visai įmanoma. O gal kad mes tiesiog žinotume, o eiti ten visai nebūtina? Aš gyvenime taip nesugalvočiau. Greitai kelkitės. Tai štai ką pavirsta mano mokesčiai. Geriau pamąsčius. Šiais metais aš gerokai permokėjau. Susigrąžinsiu nors šiek tiek produktais.
Nusilenkite jo didenybei garbingajam karaliui ir jo didenybei garbingajai damai. Kodėl aš turiu lankstytis tokiam silpnam valdovui? Zengrinai, ar tu dar nesugalvojai, kaip mums lapiną vilioti į spąstus? O taip, šį kartą amžiams jis liks pilies Rūsyje. Jūsų karališkoji puikybė. Aš sukviečiu tarybą, kad galėčiau pranešti jums apie nusikaltimus padarytus nedorėlio lapino. Oi, dabar vėl jums braškėti galva. Zengrinai, kodėl tu taip dažnai mus trukdai dėl menkų nieko vertų lapino prasižengimų? Tai visai rimti prasižengimai, ponia, išsišokimai, negirdėto įžalumo, nekšiškumo, paklauskite bent jau aukų, spyglius, barzdočiaus ir agvotojo. Na kągi, kalbėkite, jei jau atėjote. Gudročius niekadėjas. Ne tik pavogė iš manęs kiaušinius, bet ir suėdė juos. Turėjau įžalumų ištraukti iš mano galvos spygliukus ir pasidaryti šių dantų krapštukus. Palyginus tai vieni nekai. Kai tik prigaliu pasnausti, lapinas prisėlino ir nuo mano dešinio šono nukirpo geriausią mano kailį. Aš gyvenu didelėje bandoje. Ir kaip jūs suprantate, dabar avis su manimi net kalbėti nenori. Kalba, kad skustė vienai veltui nereikalingi. Tau bent jau taikinio ant sėdinės nenupiešė, kad galėtų treniruoti šaudyti iš lanko. Prašau jūsų. Jūs patys išgarsėję kaip nedorėliai ir tikriausiai nusipelnėte to, ką jis jums padarė. Bet jūsų didenybė jis pavogė spyglius ir kailį, vadinasi, jis yra vagišius. Jis juokiasi iš įstatymų, kuriuos sugalvoja mūsų kancleris. Mano kancleriai, ką jūs pasakysite? Aš pasakysiu, kad lapinas yra niekšelis, jis nevertas nei grašio, nei jūsų, nei mano šventų įstatymų. Mano nuomonė būtų tokia. Įmesti niekada į Rusiją ir išmesti raktą nuo jo. Tačiau tai bus šventų įstatymų laužimas, įstatymų, kuriame sakoma, kiekvienas kaltinamasis, koks jis bebūtų, turi teisę apsiginti. Būtent taip. Zengrinai, tu pristatysi lapiną į rūmus, kad jis galėtų atsakyti šiuos jam mestus kaltinimus. Posėdis baigtas. Karališkasis galvos skausmas sumaišė visas mūsų kortas. O kokį jūs laukite? Vištų smegenys. Jūs girdėjote, ką sakė karalius? Vykite ieškoti lapino. O jeigu jūs mus vėl apmaus? Man ką tik kailis ataugo. Nedorėlis pardavė man tepalą, kad plaukai greičiau pliktų. O aš visą savaitę negalėjau nieko valgyti, jis ištepė mano šalmą klijais. Bandysite aptarinėti mano įsakymus, prarasite daug daugiau nei kaukštelį kailio ir keletą patiekalų. Dinkite. Zengrinai, sek paskui mane. Turime pasikalbėti. Čionai, Zengrinai. Tuo jau aš tau kai ką parodysiu. Žiūrėk, nuodai? Taip, įdomu. Pakęsti negaliu tų šlykščių išperų. O aš pakęsti negaliu, kai sakinėja man ta kreiva koja, karalienė pasiputėlė. Tėti ją, dėka mano atradimo, man liko nebeilgai. Daugelį valandų studijuodamas senuosius raštus, pagaliau įminiau stebuklingojo rašto mįslę. Stebuklingojo rašto?
Tu jį suradai? Tai nesabuklingas raktas. Kvaily. Tai žemėlapis, kurį aš sudariau. Jame pažymėta vieta, kuriame yra stebuklingasis raštas. Tikrasis žemėlapis paslėptas kažkur tai prakeiksmų uoloje. Kas tume rašte tokio svarbaus? Legendinis paslaptingasis raštas moko, kaip gauti amžiną gyvenimą. Jeigu jis pateks man į rankas, galėsiu gyventi amžinai, tačiau prieš tai turi jį man atnešti. Aš? Bet kodėl? Ir kas man iš to? Tavęs laukia nesuskaičiuojami turtai. Visas šis auksas atiteks man? Taip. Ir podinė taip pat? Reikia man nuo kažkokį nešti auksą. Taip, žinoma. Bet niekas neturi apie tai sužinoti, ypač karalius. Ir taip, ar mes susitarėme? Mani, kad stebuklingasis raštas pas tave. Žiurkė! Lapinas! Tikiuosi, tu ne mano desertas. Dink iš čia, rudasis. Visas šis skanėstas mano. Man atrodo, kad tu jau pasistiprinai, drauguži. Visų pirma, mano vardas Rufus ir aš tau ne draugužis. Ir eik iš čia, aš atėjau pirmas. Taip, bet aš didesnis ir stipresnis už tave. Taip, kad žingsniuok, kur žinai. Sustok. Arba žinok, aš pradėsiu rėkti. Jeigu tu pradėsi rėkti, mums abiems nei trupinėlio neliks. Geriau pasidalinkime viską. Po lygiai. Kodėl turėčiau tikėti tavimi, o kodėl aš tavimi turėčiau tikėti? Paklausyk, rudasis sniukė, aš galbūt ir mažas, bet perspėjau iš meistras Feng Shui. Į sveikatą, aš nejuokauju. Nuostabu. Tada gaudyk. O dar aš puikus plaukikas ir, žinoma, karatistas. Puikiai išmanau lotynų kalbą ir turiu pačią ilgiausią uodegą visoje karalystėje. Ei, atsargiau su ją. Gali sudaužyti. Tu visada toks šaunuolis. Ar stengiesi dėl manęs? Gal tu ir nemilžinas, bet nuo tavęs nemalonumai milžiniški. Lapinas? Jau išeiname. Tikrai ačiū už vaišes. Manęs palauk. Sargyba! Rūmuose pašaliniai. Tenai. Man atrodo, liepiau jums nesirodyti, kol jūs... Gerai, užmirškime. Bet šį kartą tai jau tikrai darykite tiksliai, kaip aš. Paskui mane. Ne ten. Į kairę. Į kairę? Atleisk, visos tos pilis vienodos. Pabandysiu į kitą pusę. Hei, buvo puiku. Pabandysime po keletos dienelės. Dar kartelį. Man atrodo, kad mums tik šokti ką? Į vandenį kaip bėgančios iš laivo žiurkės? Ak, gyvenimo ironija. Aš maniau, kad tu esi puikus plaukikas. Grina tiesa. Tik nepatardina maudytis iškart papietavus, o kadangi aš ištisai valgau, mane kartu ir neteko plaukioti. Ką man daryti? Sargyba, jie karalienės balkone.
Lapinė? Ką tu čia darai? Jūsų didenybė. Į pilį pateko plėšikas. O aš atvykau jūsų apginti. Pats plėšikas. O kokios žavingos manieros? Jūsų didenybė. Visi kaltinimai prieš mane yra melas ir prasimanimai. Ką šitai reiškia? Kokia gėda. Pas garsų į Lapiną nėra padaraus maišo, kuriuo nešiotų savo gerą. Labai esu dėkingas, madam. O dabar labai prašau jūsų, grįžkite į kambarį ir užsirakinkite. Saugumas visų pirmiausia. Laikykit vagį. Sargyba, gaudykite plėšiką arba... Pone, prašau, leisti man, aš galvojau, kad... Taip, kurgi vagišius? Taip, kur? Kurgi jis? Dėkuoju jūsų malonybė. Kalėdų šiais metais atostogaus. Na ir gerai. Sargyba, sugauti vagį. Mano kuprinė. Žemėlapis. O, ne. O kur mano vaišių dalis? Saugokis! Neskubėk, rudaodegė. Ar mes pažįstami? Taip, labai juokinga. O dabar grąžink man dalį skanėstų, nes kitaip įspėju tave, pamatysi mano kiečiausią smūgį. Gerai, tik pažadėk, kad nedarysi man skaudžiai. Štai laikyk. Nuostabu, nekenčiu ropės. Ką, nieko daugiau nėra? Yra, bet kaip aš pažadėjau kitiems, o alkanam apskritai rengtis nedara. Čia, aš alkanas, aš visai galiu ir nevalgyti. O jeigu aš pasiūlysiu ungurių? Žinoma, tačiau tu gyvenime jų nepagausi. O štai dabar ir pažiūrėsime. Ežeras visai užšalęs. Protingam nėra nieko neįmanomo. Gal ropė visai ir nėra tokia šlikšti?
Taip išalkau, kad suėšiau net ungurius, kurie bus dar skanesni pavogus iš ano netikėlio. Rufusai, tyliau. Visus ungurius išbaidysi. Tu žiūrėk, kuprinė. Puiku, turėsime dabar ko nešti. Mano unguriai. Jie dingo. Tai ir norėjau tau pasakyti, panaitį gudruolį. Štai. Ir kasgi tai pagal tave? Be abejonės tai Zengvino darbeliai. O taip, jis sumokės man, šitas plėšikas. Neleisiu pavogti iš manęs mano vapsų ungurių. Gal tu nežinai, kad vogti draudžiama? Už tokius darbelius tave čia pakars. Lapinas? Kągi, šį kartą aš tave atrodo pergudravau. Eisi su manimi į pilį. Tu mano belaisvis. Palauki tu. Bereikalos valgy šitos ungurius. Jie tik masalas dideliai žuviai. Ką? Didesnė žuvis net už ungurį? Daug didesnė. Tik viena bėda. Norint ją pagauti, reikia turėti tvirtą meškerę. Mano tai akimirksniu perlūš. Pasinaudokime mano uodegą. Mano uodega tai jau tikrai išlaikys. Ne, mums reikia kur kas ilgesnės uodegos. Būdamas sargybos viršininkui, sakau tau naudoti mano uodegą. Kaip panorėsite. Tokiomis akimirkomis ir supranti, kiekgi tu esi už mane protingesnis. Tai tikra tiesa. Aš per daug protingas, kad pakliūčiau tavo apgailėtinus spąstus ir leisčiausi apgaunamas. Gelbėkite, įkliuvau. Kodėl tu juokiesi? Tai tavo eilinė apgaulė. Pergudrauti tave? Argi tai įmanoma? Tu juk toks protingas. Na, laikykis plėšikė. Dabar tai jau aš tave. Prašau atleisti. Gero laimikio. Kurgi buvai dingęs? Apgailėtinas išdavykė. Nepalik manęs vieno. Mano žemėlapis. Na, man už tai sumokėsi lapinę. Ei, ar yra kas nors? Tėveli, tu sugrįžai. Vaikai mano. A, kaip man jūsų trūko. Tėveli, o ką ten turi maišelėje? Brangenybės, žinoma. Vaikai, kaip jūs galvojate, kas ten? Duona, sūris, saldainiai? Prašau. Ar šitame žemėlapyje parodyta vieta, kur ieškoti maisto? Taip. Ne, čia nėra tik paprastas žemėlapis, mielasis mano. Tai brangenybių žemėlapis. Jis priklauso pačiam karaliui. Karalius įdavė man, šlovingajam riteriui, norėdamas apdovanoti mane už pergalę ledynų žemėje prieš juodąjį riterį. O kas nutiko?
Klausykite, šlovingasis riteris užklupo juodąjį riterį tą akimirką, kai jis bandė atimti paskutinius valgių trupinėlius iš nelaimingo vargšelio. Ne, o taip, netikite. Ir kągi tu, šlovingasis riterį, padarėjai? Taip, ir kągi šlovingasis riteris padarė? Šlovingasis riteris įviliojo juodąjį riterį į spąstus ir užšaldė į uodegą eketėje. O kai jis pabandė ištrūkti, jam uodega nutrūko. Uodega pasidarė kaip sudžiūvęs pagalys, be šakelių. O dabar su šiuo naujų žemėlapiu manęs laukia nauji nuotykiai. Aš kausiuosi su milžinais, žmogėdromis, drakonais, kurie pasipanijos kelyje. Prakeiksmų uoloje. O, tai garsioji uola, kurioje gyvena Pieras. Jūs jį pažįstate? Ir kas yra tas Pieras? Pieras tai milžinas, kuris gyvena prakeiksmų uoloje, tai parašyta jų mėgiamoje pasakoje. Jeigu tu mažiau kautumėsi su juodoju riteriu, žinotum ir pats. Tai vėliau aš dar žinau jo mėgiamą dainelę. Nejaugi? Taip, kas eina? Milžinas Pieras. Uoloje jis gyvena, savo vienas. Ir tu nebijai ten eiti? Riteriai nieko nebijo, sūnelį. Jis drąsiai turi žvelgti priešų jų akis. O ar jūs žinote, ko riteriui reikia labiausiai? Na ir ko? Kaip reikiant išsimiegoti. Ir jums jau laikas lovitės. Ach, ne, tėti, dar 5 minutės, prašau. Paskubėkite, vaikai. Tėvelį, pasiimk su savimi mano lėlę, jis stebuklinga. Išgelbės tave, kai nutiks bėda. Man ir taip nėra ko bijoti. Saldžių sapnų. Kas iš tikrųjų nutiko? Na, nieko. Kai tu sakai, tai praeitą kartą tavęs vos nepagorė, dabar tu ateini į namus ir pasakoji vaikams pasakas apie kovas ir brangenybės, o jie turi eiti miegoti tuščiu pilvu, nieko nevalgė. Žmonelė, aš atnešiu tau daug maisto, pažadu. Ir pažadu, kad bus dar rytoj ryte. Aš paprasčiausiai sumaišiau kuprinės, pagalvok tik tai. Turėjau net raudonų braškių. Raudonų braškių man? Keletą sugelių įrėdėjo į mano maišelį. Ak, lapinė, koksgi tu padauža. Žinau, už tai tu mane ir myli. Nebijok, miegok ramiai. Grįšiu dar saulei nepatekėjus. Stop. Tu kur? Kadangi esate mano valdose, tai ir ne man reikėtų draugužiai pateikti šitą klausimą. O jis juk teisus. Jūsų rudusis lokys, o čia katinas Tiberis, esame įgalioti perduoti jums žinią nuo karaliaus. Atvykome tam, kad... Perduoti žinią nuo karaliaus? Taip. Iš kur tu žinai? Bravo, malonu dirbti su profesionalais, savo darbo žinovais. O, dėkojame. Koks jis mielas. Jūs nieko nepamiršote perduoti man žinios? Karaliaus žinioje kalbama, kad turėčiau atvykti į karaliaus rūmus. Būtent! Tiesiog neįtikėtina. Sugalvoti nebuvo sudėtinga, juolab jūsgi tokie nuostabūs pasiuntiniai ir apie jūsų talentus sutikęs karalių būtinai papasakosiu. Tačiau visų pirma turiu Zengrinui nunešti jo maišelį. O ne, šito mes nedaleisime. Viršininkas sakė mums... Ką jis mums sakė? Puskvailiai, nesirodykite, kol nepagausite to apšiurusio lapino. Kaip gaila. O aš galvoju jūs pavaišinti pienuku su medumi, atsidėkodamas jums už gerumą. Vadinasi nelemtis. Pirmin. Pienas? Ir medus? Taip, bet aš nenorėčiau, kad tokie puikūs riteriai, kaip jūs turėtumėte nemalonumų. Ir taip į kelionę. O mes ne riteriai. Nejaugi? Ne, mes paprasti sargybiniai. Tai, ką aš mačiau, sargybininkais jums liko būti neilgai. Tu taip manai? Be abejonės. Ir kurgi pienas? Ir medus? Na ką, jeigu jūs taip reikalaujate, prašau, sekite man iš paskos.
Ir ką mums dabar daryti? Imkite kiekvienas po kuolą ir daužykite. Nieko neišeina. Daužkite dar stipriau. Ne, jokios naudos. Jūs per silpnai daužote. Dabar tik reikiant. Brangioji, aš namie, atspėk, aš parnešiau. Kur šį kartą valgyje įsitiko duonė? Aš čia vargstu kaip bitutė, visą dieną tupišti kaip jaunas mėnulis. Kas nutiko tavo uodegai? Teko nutraukti. Viskas per tą lapiną. Per lapiną? Tu nori pasakyti, kad tas paršas, tas niekšas vėl pergudavo? Pamiršk apie tą lapiną. Aš atnešiau tai, kas greitai padarys mus turtingais. Turtingais? Ak, tu mano milasis pilkelį, kogi tu anksčiau nieko nesakėjai? Na tai kas gi ten? Brangenybių žemėlapis, mes tapsime pasakiškai turtingi. Parodyk greičiau. Rapė? Obuoliai? Svogūnas? Tavo eilinis paukštas? Ne, aš turėjau žemėlapį, kuriame nurodytas kelias iki stebuklingojo rašto ir neregėtų turtų. Dabar man viskas aišku. Lapinas nušvilpė mano maišelį, kai buvome prie prūdo. Kągi, tikriausiai rudasis ir timberis jau bus jėga atitempė jį į rūmus. Puiku. Šis žemėlapis parodys kelią, kur yra paslaptingasis raštas, nuo vėliau manęs laukia. Rufusai, atiduok man priklausančią gardumynų dalį, arba aš tave perspėju. Mirtino smūgio tau neišvengti. Pamiršk apie maistą. Kalba eina apie tikrą lobį. Kas čia dar? Ir aš pasiruošęs pasidalinti su tavimi, jeigu tu prižadėsi daryti. Brangenybės, rimtai? Lapinas. Koks nuostabiai nepaprastas siurprizas. Be reikalo nesimokiau kaskadininkų mokykloje. Kokia aš išsiblaškiusi. Pamečiau raktą. Kągi, apie ką mes kalbėjomės? Tai siaubinga ir koktu. Žinoma, dabar jūs patys matote, koks klastingas tas lapinas. Aš kalbu ne apie lapiną, o apie nuovirą nuo galvos skausmo, kurį padarė kancleris. Izengrinai, jeigu jūs asmeniškai būtumėte įvykdę karališkai paliepimą, rudasis ir tiberis nebūtų įkliuvęs į lapino pinklės. Tačiau lapinas išklausęs paliepimą atvykti karaliaus rūmus atsisakė įvykdyti. Tokiu būdu jūs tapote savo priešu. Reikalauju, kad jį suimtumėte. Tuo labiau, aš sužinau, kad šitas Meridonas turi kėslų į karaliaus karūną. O, tai tiesa?
Deja, taip, ir Lapinas įgyvendins tai bet kokiomis priemonėmis. Prašau, neteiskite jo, nesutikdami jam pasakyti nei vieno žodžio teisingumo procese. Karalienė teisė, tegul atveda mums tą Lapiną. Ir taip. Kadangi Zengrinas parodė, kad nesugeba atlikti užduoties, siūlau apdovanoti tą, kuris pagaus ir atves Lapiną į rūmus. Nuostabu. Puikiai mintis. Pasitarimas baigtas. Šeimininkė, kalbėjimus apie paiešką imti tuos pačius kaip ir praeitą kartą? Lapinas sugadino visus mano planus. Apie ką tu ten? Ir kodėl tu čia, o nepaieškojęs stebuklingojo rašto? Todėl, kad Lapinas pavogė iš manęs maišelį kartu su žemėlapiu. Ką? Mulki. Jeigu jis sužinos, koks vertingas tas žemėlapis, gyvenime nematysiu brangenybių. Ramiau, jis mirs anksčiau nei sužinos. Man šovė puikiai mintis. Ką jis ten parašė? Iš kur aš galiu žinoti, juk aš nemoku skaityti. Kaip aš džiaugiuosi matydama tave. Tu nealkanas? O ne, netruputėlio. Prie viso to man dingo apetitas. Nejaugi? O man priešingai. Puikiai apetitas. O jeigu pirmai pradžiai padovanosi man mažą bučkį? Tinka, jeigu tu man kai ką duosi. Kalbėk greičiau, duosiu visko, ko tik panorėsi. Žinau, kad dieviškai gamini valgį. Tai va, išvirk man ką nors, įrodyk, kaip mane myli. Lapine, su didžiausiu malonumu. Jeigu vis dar nori savo dalies brangenybių, tu man padėsi. Gerai, Romeo, bet be apgaulės. Susitarėme? Viskas paruošta. Tokia šlykštynė. Tiksliau, aš noriu pasakyti, koks tikslumas. Pradedi teisingai mąstyti, gražuoliuk. Pagamink man dar. O šitas kodėl tau netinka? Ką tu? Viskas nuostabu. Todėl ir noriu dar daugiau, kad turėtume kiekvienas po vieną. Taip, prisiminimui apie mūsų nemirtingą meilę. Koks tu romantiškas. Būk pasirengęs, lauk mano signalų. Reikia susirasti kitą darbą, o tai vaidinti ginklanešį nėra ramybės. Aš vykdžiu tavo įsakymą. Dabar vykdyk ir tu mano jį. Gerai. Užmerk akis. Įprastai aš per pirmą pasimatymą nesibučiuoju. Žiūrkė! Greičiau, leidžiamės!
Net nežinau, kad tu tokia garbi. Tu štai jau nulesk mane žemyn. Atleisk, nėra kada. Bus surasti branginimės. Beje, ačiū už statulėlę. Vieną paliksiu ir čia. Tavasis Izengrinas turi žinoti, ką veikia jo mylimoji, kai jo nėra namuose. Jauriai žiurkė. Ką? Aš tau parodysiu. Galvo, ką kalbi. Nes pati nelabai jau panašiai vis pasaulis. Tulčias mano liautinus kaip skauda. Taip mano irgi. Ant visų miško medžių išklijavome ieškomo lapino plakatus. Kas čia dabar? Kas nutiko? O, niekada nesu matęs įsimylėjėlių taip atrodančių kaip keptas sausainis. O vyrui tikriausiai liko rageliai riestainiai. Nesupratau, vyrui rageliai riestainiai? Ne, vis tik nesupratau. Kas atsitiko? Lapinas. Lapinas buvo mano namuose? Kodėl? Iš kur man žinoti? Jis tik ir kalbėjo apie kažkokias tai branginimės. Branginimės? O, ne. Vadinasi, jis viską žino apie žemėlapį. Aš privalau jį pavyti. Greičiau. Reikia jį surasti. Tu nieko nepamiršai? Ak, taip, lapino maišelis. Ačiū, mažylė. Jeigu tikėti tuo, kas pažymėta žemėlapyje, reiks eiti per visą mišką ir pasukti į pietus. Eiti reiks nemažiau kaip vieną dieną, o kadangi oras puikus, galima pasimėgauti. Kraštovaizdžiu. Bijau, kad nebus laiko mėgautis. O, aš visai simpatiškas, tiesa. Užteks mėgautis, skaityk. Kas ten parašyta? Tu gyrėsi, kad be priekaištų kalbi lotiniškai. Ten parašyta lotiniškai? Taip. Vadinasi, tai naujoviška lotynų kalba. Aš kalbėjau, kad moku skaityti tik senąją. Tam, kuris pagaus lapiną, 100 auksinių monetų. Gyva ar mirusi? Pageidautina mirusi. Žiūrėk, jie pakabina ant visų miško medžių žuvę. Tik nepanikuok, skelbimas parašytas lotyniškai, kadangi įstatymai draudžia mokyti, tai paprastas valstietis ir skaityti net nemoka. Turbūt kai kurie valstiečiai turi neblogus vertėjus, gelbėkis. Tu esi teisus, kuris paskutinis surašavo aktyviai raštą bus sarganti marų žiurkė. Ei, neerzink manęs. Paskubėkime, lendame į medžio drėvę. Nuo mūsų nepaspruksi. Per plauką likome gyvi. Ką? Kalbėk apie save. Nelabai panašu garbingai į karalių, kad jis būtų davęs įsakymą pagauti mane gyvą ar mirusį. Greičiau tai panašu į Izengrino darbelius. Žinai ką? Man visiškai vienodai, kas tai daro. Todėl, kad aš asmeniškai išeinu. Išeini, kada prasideda pats įdomumas. Įdomumas? Nuo tada, kai esame kartu, pas mane vieni nemalonumai. Mane mušė, trypė. Ir aš nebeturiu jėgų, nebejaučiu letenų ir noriu ėsti. Paklausyk, Rufasai, man irgi norisi. Noriu gyventi mano artimųjų svajonės. Artimųjų? Tu nesakei, kad turi šeimyną. Turiu, ir kai surasime branginimės, nupirksiu žemės, kurioje galėsiu dirbti. Žmonai nupirksiu suknelę ir pasvarbiausias knygas mano vaikams, kad jie galėtų mokyti skaityti. Visą savo gyvenimą svajoju duoti jiems tai, ko netimtų nei vienas karališkasis įstatymas, žinias. Tu žinai, šios branginimės leis ir tau gyventi savo svajonės. Ne. Mano svajonė turėti mamą. Tai vieta, kur žmonės nekryptų, vien tik pamatę mane. Tai vieta, kur galėčiau jaustis namuose. Tačiau aš žinau, kad to nenusipirksiu už jokias branginimės. Tu neturi šeimos, taip?
Anksčiau turėjau. Tai buvo senai. Mano mama, tėtis, o tai suriliukas mano brolis, dvynys Rolanas. Vieną kartą mūsų namą užpuolė žvėris. Ir po to likau visiškai vienas. Žinau, piešinukas nieko gero, bet tai viskas, kas liko man. Tu teisus, Rufusai, šeimose nusipirksiu už jokios pasaulio brangenybės. Bet manau, kad tau pasisekė, kai kurie gyvenimo malonumai visai nemokami. Pavyzdžiui, draugystė. O, taip greitai judėdami mes gyvenime lapinų nepagausime. O dabar mes veiksime pagal mano planą. Kada šie šunys suos lapino pėdsakus, jam liks gyventi nebeilgai. Tada susigrąžinsiu žemėlapį ir surasiu brangenybes. Ir prie viso to už jo galvą dar gausiu apdovanojimą. Tikra žiurkė. Ačiū tau, Tiberi. Aš turiu talentą išgalvoti visokius bjaurius planelius. Tai mūsų šeimos tradicija. Ne, aš noriu pasakyti, kad kažkur šalia yra žiurkė. Tu tikriausiai vėl susitrenki į galvą. Tai vėl tavo vaizduotė. Ką ten išsidirbinėjai? Sveikinuosi su savo vaizduote. Lapinė, tučtau grąžink man mano maišelį. Kaip nori, gaudyk. Jis pabėgs. Čiupkite jį, mano ištikimieji šunyčiai. Na, ne jūs, o šunys. Manau, dabar pats tinkamiausias laikas ginklanešiui gelbėti šaunių herojų. Bijau, kad gelbėti reiks tau. Mane. Su džiaugsmu. Laikykis. Aš pamiršau patikslinti, gelbėjimas bus šiek tiek skausmingas. Nenorėčiau skųstis, bet tavo pareiškimai apie draugystę nepasitvirtina. Mažiausiai tau netenka su manimi liūdėti. Tai jau taip. Tenka drebėti, mirti iš baimės, bet liūdėti niekada. Prieš mūsų Zengrinas, jo šunys ir plakatai apie mūsų paiešką. Kokiu būdu galvoju likti gyvas? Aš dabar galvoju. O dabar bėgam. Damos, mergaitės, laba diena. Mes tik pravažiuodami pro šalį. Prašyčiau nepanikuoti. Nekrikšmaukite jūs taip. Prašau, nestokite pudatuoti. Taip, kad prašau. Užsikimškite. Puiku, mes neilgam pasislėpsime pas jūs. Kaip tu drįsti čia kalbėti tokiu tonu? Tarsi būdamas pas save namuose. Mano draugė, mums nereikia nemalonumo. Visų pirma, mano vardas Šantekleras ir aš tau nedraugas. Ei, galvo, ką kalbi, tu vėjo matuoklį. Tu, neišauklėtas neprosto burni kaimėtai. Neždinkis iš vištidės, kol nepraradau kantrybės ir neprakaliau tave savo snapu. Kalbėk tyliau. Rinkis plunksnuotą baidyklę, arba užkemšį snapą, arba mes nusuksim tau sprandą.
Jūsų grasinimai vien tik tuščias garsas. Aš per daug tobulas ir išdidus, kad įsižeičiau ir reaguočiau į tokio žemo lygio personą. Atleisk, bet tam aš neturiu laiko. Laiko? Žinoma, kad nėra. Kitu atveju tau tektų kovoti su garsiuoju Šantekleru. Aš už tave 2 kartus pramnešesnis ir protų ir drąsa. Gerai, užteks. Prikėlė į vulkaną. Nejuokinkite manęs. Tu pats blogiausias vištų medžiotojas, kokį tik esu matęs. Štai, esi mano vištidėje, priešais tave riebi ponia Dedeklė ir jos nupenėti viščiukai. O tu tiesiog stovi ir žiūri. Nejaugi jis iš tikro pasakė tai? Ar man pasigirdo? Puiku, vaikeliai. Pasiruoškite, nusitaikykite, ugnis. Galų gale, šiek tiek tylos ir ramybės. Rodasai Timberi, sumaitoti čia viską. O ne, maldauju. Nežudykite vardan švenčiausių. Aš per daug gražus, kad mirčiau jaunas. Tu iš tikrųjų turėtum būti gardus. Greičiau. Džiaugiuosi susipažinęs. Viso geriausio. Jis išlaikė savo žodį. Jis mūsų nesuėdė. Žiūrėkite, jis sprunka. Paleistų mane laukinį. Ką sugalvojai man padaryti? Barbaras. Aš per daug gražus, kad būčiau suėstas bjaurus lapino. Suėstas? O, dangau, tokių liesų troškinių net musės nepamaitinsi. Ką? Būčiau pats didžiausias, pačių garbingiausių pietų stalo papuošalas. Jeigu tu nenori, aš suėsiu jį pats. Ne, jis mums reikalingas pabėgimui. O kai mums pavyks pabėgti, aš jį galėsiu suvalgyti. Kasgi tau sutrukdys? Draugai. Turėtų būti kokia nors išeitis, rasti kompromisą. Apgailėtini gnaibytojai. Ir jūs netekau visų savo orumo. Užteks inkšti. Tau užauks naujos plunksnos. Kaip nebuvo orumo, taip ir nebus. Užteks abejai. Kaip aš tau atrodau? Bijau, tu ne mano skonio. Dabar mažiausiai medžiotojai miške nesivaikys manęs dėl apdovanojimo. Na viskas, į kelionę. Ką? O kaipgi aš? Jūsgi manęs nepaliksite čia visiškai pliko. Ne, reikalauju, kad pasiimtumėte mane su savimi. Sutinku, tik mūsų kelias į prakeiksmų urvą. Ką? Tu proto netekai? Kalbos net negali būti, kad aš eičiau į tą prakeiktą skylę. Kaip panorėsi? Ar tikrai mes paliksime jį čia? Nepamiršk, žino apie žemėlapį. Rufusai žemėlapis patikimoje vietoje. Paslėpiau jį šulinyje. Zenglinas gyvenime nesugalvos ten jo ieškoti. Judinkis. Atrodo kaip šlapia višta. O, ne. Kas taip juokinga? Tu, kai tu pasakei, jog mes keliaujame į prakeiksmų uolą, vos nesprogau iš juoko. Tu nepatikėsi. Palauk. Tu ką, rimtai? Na, žinoma. Tu ką, iš proto išsikraustei? Ir man nieko nesakei, kad mes einame tenai? Juk ten yra stebuklingasis raštas. Judinkis, mūsų laukia brangenybės. Na? Nei už ką? Aš niekur neisiu. Ką, kodėl? Kuku, atsibusk. Ta uola pavadino ne šiaip sau. Ten pilna baisių pabaisų. Pabaisų? Paklausyk, Rufusai, prakeiksmų uola viso labo pasaka vaikams. Kaip ir mirties slėnis? Arba amžinų kančių pilis? Ir kitos įdomios vietelės? Būtent. Tau pasimaišė, jeigu galvoji, kad eisiu ten su tavimi ir net nebandyk manęs perkalbėti. Savo nuomonės aš nepakeisiu. Na kągi, malonu buvo susipažinti. Tai beje, pabaisų nebūna, o štai gyvačių ir driežų dar ir kiek. Taip kad saugok savo ilgą uodegą grįžtant atgal.
Bučiuoju. Ei, palauk! Sustok! O tu žinai, klasiškas tavo kostiumas, tau tinka. Lapinas, kur mano žemėlapis? Žemėlapis paslėpė ten, kur tu niekada gyvenime neieškosi. Kur jis, kalbėk. O ką aš gausiu, jeigu tau pasakysiu? Turbūt galimybę kvėpuoti toliau. Gerai, supratau. Žemėlapis šulinyje. Nuostabu. Mielas kostiumėlis. Kaip tu galvoji, ar mano siuvėjas pasiūtų tokį pat? Tik 10, 20, 30 kartų didesnį. Taip, gal jie ir nuskabino manęs plunksnas, tačiau jiems nepavyks atimti iš manęs įgimto mados jausmo. Šį kartą aš tave nugalėjau, Lapine. Kai gausiu žemėlapį, visos brangenybės bus mano. Gelbėkite, padėkite. Bose, mes suradome šunis. Tyliau šunyčiai, gulėt. Ieškokite, pirmin. Ne Rudasai, ne tu, ne Tiberė, ne jūs kvailiai. Puiku, štai mes ir vietoje. Pagal žemėlapį, uola turėtų būti tiesiog čia. Uolos čia iš viso nėra. Taip, kad aš einu. Lik sveikas. Ir tu nesijaudink. Aš per tavo laidotuvės apie tave pasakysiu daug gero. O ne, tu neišeisi. Jeigu mūsų laukia bėda, tai mūsų abiejų iš karto. Žinojau, kad tie žodžiai apie draugystę tai buvo maskuotė. Kas tai buvo? Kas buvo? Kas? Garsas, kurį girdėjau, labai keistas. Iš kur man žinoti? Rufusai? Taip, Lapine. Tu lipai tai, apie ką aš galvoju? Taip. Ak, Rufusai. Ne mano kaltė, kad kažkas šitoje dykumoje žymi teritoriją. O tai gera ar bloga? Kad įlipi tokį daiktą. Pašauju iš miško. Į blogą. Mes labai aukštai. Taip. O ar žinote, ponas Gudruti, kaip mums dabar nusileisti? Galime, pavyzdžiui, nušokti. Puiku, pirmin, šok. O aš nusileisiu ir suklijuosiu tai, kas iš tavęs liks. Žinoma, negaliu to pažadėti, kad galva liks toje vietoje, kur tu ją įpratęs matyti. Suprantu. Bet tu vis tiek pasistenk. Nežuvome, o aš taip net kartą ir nepabučiavau priešingos lyties žiurkės. Sustojo. Aišku, mano atviravimai tik tarp mūsų. Aš galvojau, kad mums galas. Atrodo taip, lyg kažkas čia gyventų. Taip, o kadangi nekviestiems brausis į namus nepatogu, greitai dingstam. Ką reikėtų tokio užminti, kad šitas daiktas pakiltų aukštyn? Šį kartą tai atneš mums sėkmę, pažadu. Mums reikia greičiau bėgti nuo tų pabaisų. Rufusai, pabaisos neegzistuoja, aš juk tau sakiau. Jos būna tik pasakose. Net jeigu ir taip, jaučiuosi labai nesaugiai. Taip tau geriau?
O taip, su šia lėle? Aš visai kitokia žiurkė. Ką? Bijau, kad paskubėjau padaryti išvadas. Klausyk, gal nustok kvėpuoti man tiesiai į nugarą, man šiurpuliai po kūno laksto. Kaip galiu aš tau kvėpuoti į nugarą, kai esu priekyje tavęs? Kaip galėtų būti priekyje manęs ir laikyti mano uodegą? Tavo uodegos aš nelaikau. Tai kas ją laiko? Žiūrėk, reikia tiesiog peršokti. Kiekvieną kartą tave apsėdo šokinėjimo manija. Mums pavyko. Tau mūsų nepasiimti, nes tai čia, o tu tai ten, nes tai čia, o tu tai... Galas. Nieko savo. Pabaisa vadinasi egzistuoja. Rufusai, ar supranti, ką tai reiškia? Bet aš pradėtų suprasti. Pasakyk man slaptažodį. Aš jos slaptažodžių nežinau, o tu? Ne, bet galiu duoti telefonų numerį, ar tiks? Pasakykite man slaptažodį. Klausykite, o kodėl tas slaptažodis būtinai turi būti pas mane? Didvyris, tai tu? Tu privalai žinoti visus šios dalykėlius. Žinai, pabūk šį kartą pats didvyriu. Sezamai, atsidaryk. ARB sėdėjo ant šakos. Rūpo takelių minulis sėdinėjo. Atleiskite, daugiau idėjų nebeturiu. Pasakykite man slaptažodį. Nežinome tavo to kvailo slaptažodžio. Aišku, kad žinome. Taip, mes jį žinome. Tiesa. Pabaisa Pieras, oloje gyvena savo vienas. Taip, tai ir yra stebuklingasis slaptažodis. Labadiena. Aš esu Pieras. Sveikinu atvykus į mano uolą. Labadiena, mano vardas Matinas, o tai Rufusas. Atleiskite, kad gąsdinau jūs. Pasivertęs pabaisa, bet aš neturiu teisės įleisti tų, kurie nežino mano slaptažodžio. Beje, iš kur tu jį žinai? Taip jau nutiko, kad tu pabaisa esi iš mano dukrelės mėgstamiausios pasakos. Tiesa? Ei, juk aš panašus kaip du vandens lašai. Lėlė yra mano dukrelės Nikoletės. Ir apie ką, tik aš galvoju? Koks jis nemandagus, net nepakviečiau jūsų į vidų. Ir taip, ko galėčiau jums pasitarnauti? Tai mano sodas. Ar nenorėtumėte vaivorykštės rožių? Visos vaivorykštės čia tikros. Mano biblioteka. Galbūt knyga? Su džiaugsmu duočiau paskaityti. Gal kitą kartą. Tai mano treniruoklių salė. Tiek to. Gal kaip nors vėliau. Čia muzikos salė. Viena iš mano mėgstamiausių vietų. Žinote, viskas labai įdomu, bet mes čia atėjome dėl stebuklingojo rašto. Ir tai viskas? Na, aš visai ne prieš būčiau ko nors užkasti. Ką? Atsirado apetitas, kol tave gelbėjau? Gerai, tiek to. Tik stebuklingą raštą prašom.
Tai vienintelis mano egzempliorius, bet tu imk, aš jį mintinai žinau. Sumaišyti puodelį vaivorykštės su grūstu filosofiniu akmeniu. Vėliau panašu į kulinarinį receptą. Ką, tu nori pasakyti, kad mes atlikome visą šią kelionę dėl stebuklingojo rašto, kuriame užrašytas šis kvailas receptas? Tai ne šiaip paprastas receptas, Rotusai. Tai stebuklingas amžino gyvenimo eleksyro receptas. O jų stebuklingus ingredientus rasite tik mano virtuvėje. Eikime, parodysiu, kaip jį gaminti. Amžino gyvenimo eleksyras. To, ko man reikia, kad pratęsčiau savo košmarišką gyvenimą. Ir vėl tau netinka. Įsitikinkite, kad tie, kas jį gers, yra to verti, nes amžinybė kartais labai daug. Beje, praneškite man, ar jis veikia? Ką tai reiškia, ar jis veikia? Žinau, kad čia urve jis veikia. Tačiau įprastame pasaulyje nesu jo bandęs. Ką, visos šios kančios vardan receptų? Už ką tu mane tai? Ačiū, Pierai. Džiaugiuosi galėdamas padėti. Klausykite. O gal pasiliksite? Pasiklausyti mano vakarinio koncerto? Gal kitą kartą. Tai yra niekada. Įdomu, kokia amžino gyvenimo eleksyro rinkos kaina? Ką, mums pavyks, jeigu iš čia išeisime gyvi? Mes dar čia, o jis jau į turgų susiruošė. Amžinai tu viską matai tik juodomis spalvomis. Taip atrodo? Pagalvok pats. Mes gyvybę rizikavome dėl brangenybės, kuri dar turbūt ir neveikia. Net nežinome, kaip grįžti į namus. Visas miškas pilnas tų, kurie nori tave sumedžioti. Ir tu iš to darai išvadą, kad gyvenime nėra laimės? Kągi, jeigu visi taip trokšta mano mirties, žengsiu žingsnį pirmas. Broli mano, ar matote tą patį ką ir aš? Nesu įsitikinęs, mano broli. Aš kaip taisyklė iš vis nieko nematau. Šį kartą jis tikrai išprotėjo. Taip, tai mūsų gudruolis Lapinas. Ir rodosi negyvas. Na ir kamgi atiteks apdovanojimas? Mums. Gib, paliau. Kokia neregėta sėkmė, mes gausime už jo galvą apdovanojimą. Net jo nenužudė. O tu tikrai gudročius. Mes ne tik sugalvojame, kaip grįžti namo, bet ir žiūrėk. Pasakysiu tau, atrodo, kad pradedu tikėti draugystę. Na, mums ir pasisekė. Mes suradome Lapiną. Lapinas. Sustabdykite vežimą. Oho, sustingęs lyg lazda. Palauk minutėlę, juk tu negyvas. Jeigu aš negyvas, tai jums taip nedėra su manimi kalbėti. Atleiskite. Štai taip, o dabar nešdinkitės. Izengrinas. Matau, kad suradai savo šunis. Tučto jau lipk iš čia. Šitas nudvėsęs Lapinas mūsų. Kaip negyvėlis jis per daug gerai atrodo. Bet jis juk nekvėpavo. Kaip tai įmanoma? Vaiduoklis. Pasakykite man, Izengrinai, kaip pavyko ištrūkti iš nasrų savo paties šunų? Paprastai, nuvedžiau juos tiesiai į vištidę. Ką? Madame Dedeklė. Šį kartą padarysiu viską, kad tu nuo manęs nepaspruktum. O dabar grąžink man mano žemėlapį. O jei ne, kas čia dabar? Stebuklingasis raštas, tu jį vis dėlto radai.
Kągi, jei jau tu atlikai už mane visą darbą, daugiau tu man nebereikalingas. Sargyba, nuveskite jį į pilį. Vargšelis Lapinas, kas dabar jam bus? Tylos! Prašau salėje tylos. Teismas prieš Lapiną. Tuoj prasidės. Jūsų didenybė. Kaip matote, aš suradau nusikaltėlį. Tai. Valdove, ar suteiktumėte man žodį? To aš ir laukiu. Noriu žinoti priežastį, kodėl tu apvogei tuos vargšelius Spyglių ir Barzdotį. Nekalbant jau apie tai, ką padarė nelaimingajam Raguočiui. Esu kaltas visuose šiuose nusikaltimuose, valdove. Bet jūs nežinote, valdove, kad tie kiaušiniai buvo vogti. Spyglius juos pavogė vištidėje iš Madame Dedeklės. O kas dėl Barzdočiaus, tai jis įsliukino į jūsų žemės, norėdamas suniokoti jūsų karališką sodą. Ak, tiesa, dėl Raguočio. Prismaigčiau strėlių už tai, kad jis bandė bučiuoti brolio sužadėtinę. Tylos, salėje tylos. Aš pasakiau tylos. Jeigu jau Lapinas baigė juokinti publiką cirko numeriais, norėčiau grįžti prie kaltinamojo proceso esmės. Kitas mano liudininkas įrodys jums, kad kaltinimai prieš Lapiną yra tokie, kad jis be abejonės nusipelno būti pakartas. Ką, nupiešti gaidį nusikaltimas? Ne, o štai nužudimas, taip. Jis nužudė Madame Dedeklę kartu su vištomis. Ką? Kaip? Ne, juk tai melas, tai ne aš. Kur įrodymai, kad nusikaltimai vykdė jis? Bet tai tiesa, aš buvau vištidėje ir jos visos negyvos. Ir tai jo rankų darbas. Ne, tai buvau ne aš, tai Zengrino šunys. Mano šunys? Kokie? O kas jūs matė? Prašau, patikėkite manimi. Tai siaubingas melas, kuris galvoja Zengrinas. O kaltas jis pats. Fu, net juokinga tavęs klausytis. Tėvas, kuris meluoja savo vaikams, pasakodamas, kad jis yra riteris, kai tuo metu jis yra paprastas apgailėtinas sukčius ir žudikas. Teisingumas. Reikalauju pakarti jį. Taip. Lapinė. Karališkosios valdžios ir mano įstatymo tvarka tu turi užmokėti už savo piktadarystės. Nepalikai man kito pasirinkimo. Aš įsakau tave pakarti. Sargyba, įmesti jį į rūsį. Aš nieko nepadariau. Mieloji, vaikai, patikėkite manimi, prašau jūsų. Išdidžioji karalienė, maldauju jūsų, patikėkite manimi. Iš čia jau gudrumu neištrauksi. Tu teisus. Tam reiktų stebuklo. Mieloji, vaikai, prašau, atleiskite man. O ne, kurgi mano stebuklas? O, Lapinė. Ne. Lapinė.
Lapinė. Lapinė, atsibusk. Žmonelė, vaikai, tėveliai. O aš tau kai ką atnešiau. Tai mėlynių sultis, tavo mėgstamiausios. Tai tiesa, kad tu neriteris? Ne, sūnelė, aš neriteris. Vadinasi, tu nužudėjai višteles? Ne, meluoji. Nieko aš nežudžiau. Buvau prakeiksmų uoloje. Ir netgi buvau sutikęs Pierą. Ak, Lapinė, nustok meluoti vaikams. Bet meluoji, tai tiesa. Aš kalbėjausi su juo. Tai tiesa, dukrelė. Aš mačiau Pierą. Jis netgi perdavė tau dovaną. Stebuklingojo gėrimo receptą. Tu jį išsaugosi dėl manęs? Kancleris Bernaras, ko jums iš manęs reikia, nevidonai? Baigiau skaityti senuosius raštus ir išsiaiškinau, kad stebuklingajame rašte yra stebuklingas gėrimas aprašytas, amžino gyvenimo eleksyras. Atiduok jį man, atiduok. Amžinojo gyvenimo eleksyras. Pagaliau, mano svajonė greitai išsipildys. Svajok, kol yra laiko, garbingasis karalius nukirs tau galvą, sužinojęs, kad šmeižtu apkaltinai mane žmogžudyste. Karaliui nebeilgai traukti. Ką? Aš tiesiog pamačiau, ką man amžinas gyvenimas, jeigu neturiu amžinos valdžios. Todėl šiandieną, kai tik karalius išgers vaistažolių, jam galutinai nustos skaudėjus galva. Dėka štai šito. Kaip galėjau pakliūti į tokią maišalinę? Savo šeimai ištraukiau gėdą amžiams. Štai ką reiškia tikėti stebuklais. Kažkam reikia stebuklo? Rufusai, pasiilgai? Kaip tu čia patekai? Ašgi žiurkė. Mes visur pralendam, kur tik norime. Už tai mūsų ir nemėgsta. Gal nemėgsta ir jūsų, bet rytoj pakrastai mane. Taip verkinėsi save čia areis ir pamokysi tai, kas to nusipelnė. Greičiau, Rufusai, raktą. Keista, aš tik ginklanešys, padarau visus darbus. Po ilgo laiko amžinybė pagaliau priėmė mane į savo glėbį. Bijau, kad nieko neišeis. Ką visą tai reiškia? Tiesiog pagalvojau, ką man tos brangenybės, kai per savo apgailėtinai trumpą gyvenimą nespėsiu jomis pasimėgauti. Šiame dalyke eleksyras kaip tik. Mėlynių sultys. Lapinas vėl mane apgavo. Šį kartą pasmauksiu jį nuo savomis letinomis. Nežinau, kodėl jis taip sutiko. Man atrodo, kad sultys puikios. O ar man ten liko? Rudasai, Tiberi. Bėgam. Jūs leidote jam pabėgti? Sargyba! Kelk aliarmą! Nusikaltėlis pabėgo! Nuleiskite užtvaras, pakelkite keliamuosius tiltus! Karalius numirė. Tai Lapino kaltė. Neįmanoma, jis Rusija. Jis pabėgo, bet jis vis dar pilyje. Pažadu jums, ponia, gyvas išeis, neišeis. Lapinas pabėgo nuleidžiamaisiais vamzdžiais.
Štai jūsų didenybė, mes privalome jį sugauti. Darykite, ką tik norite. Sušaukti karališkąją kariuomenę. Pasiruošti pulti Lapino pilį. Na ir smarvė. O tai, kvepia kaip namuose. Laikyk tau puselę su tarponu. Ačiū, bet aš greito maisto priešininkas. Tu sugebėjai, Rufusai. Tu parvedei mane iki namų. Rufusai? Tėti, tu gyvas. Tu išsigelbėjai. Bet kodėl tu čia? Zengrinas su kariuomenė ir su popilį. Ką? Mama su Nikoletė slepiasi bokšte. Paskubėkime greičiau. Sargyba, užpulkite pilį. Pulkite tol, kol nesuimsite Lapino. Mūsų mylimo karaliaus žudiko. Kokia neteisybė. Lik mažai dar būtų man kliuvę. Užteks. Ruoškis gauti mėlynę. Rufusai, nejaugi tai tu? Kas? Kas ten? Rolanai? Rufusai. Taip, tai tu iš tikrųjų, tai tu. Rolanai, galvoju, kad tu senai žuvęs. Tą naktį, kai mūsų užpuolė. Ne, man pavyko pasprukti, nuo tada visą šį laiką aš ieškau savo artimųjų. Mūsų šeimos? Ne, tikriausiai manęs. Tu nori pasakyti, kad likome ne tik tu ir aš? O taip, Rufusai. Mūsų daug. Daug daugiau. Visa tai mano šeima? Aš, Lapinas, jis dėdėje, visai pamiršau. Kas yra Lapinas? Dabar nelaikas aiškinti, jis mano draugas ir jam reikalinga pagalba. Tada mes visi padėsime tavo draugui. Galbūt aš ir melavau gyvenime, kad esu riteris, bet nieko nesu nužudęs. Mes tikime tavimi, tėti. Na ir ne vis vien dabar jų daug, o mūsų mažai. Taip, ir mes 100 kartų gudresni. Kai aš gudresnis, mes dar pažiūrėsime. Tu iš tikro dar tikėjai, kad aš vėl pakliūsiu į tavo spąstus? Rufusai, tai buvo grandioziška. Tik taip tu įvertinai? Pakartoti sulėtintą įrašą? Puiku, kas naujesnio? Pulkime!
Mieloji, greičiau išvesk vaikus. Bėga, mano mėlėjai. Tau dar maža. Nori dar? Ką tu su šito darysi? Nori man nagus nukirpti? Dukrelė. Pasigailėk, nedaryk jai nieko blogo. Zingrinai, ne. Prašau, aš pasiduosiu. Ir kaip jautiesi, būdamas visiškas bejėgis? Leisk ją. Tai šitas vilkas nužudė mamą ir tėtį. Žiurkės? Ne. Kas eina? Pabaisa Pieras? Pabaisa Pieras. Oloje jis gyvena savo vienas. Ačiū už pagalbą, Pierai. Bet kaip tu čia atsidūrei? Panašiai dukrelės vėlę. Prakeiksmų oloje. Vadinasi, tu vištelių nežudėjai? Mama, žinoma, kad ne. Jis buvo oloje. Pas Pierą. Jie virė stebuklingą į gėrimą. Dėkoju tau, Rufusai. Išgelbėjai man gyvenimą ir ne vieną kartą. Ramiai. Juk kam dar reikalingi draugai? Be to, man nedaug padėjo ir artimieji. O kas tapo karaliumi? Ar teisybė sakė Zingrinas, kad mūsų karalius numirė? Karalius! Šitas žudikas atvyko, kad išžudytų visus mus. Pone, meldžiu jūs, leiskite man pasiaiškinti. Jūs turite manimi patikėti. Tai nusikaltėlis su dar vienu išsigalvojimu. Nesvarbu, patikėsiu aš ar ne, bet mūsų karalius numirė. Tada išklausydama manęs nieko neprarasite. Tegul veikia. Šį kartą man tikrai reikia stebuklo. Nežinau, kas tai, bet skonis baisus. Galbūt skonis siaubingas, valdove, bet dar nesu girdėjusi tokių saldžių žodžių. Ilgo gyvenimo karaliui. Taip jis bus ilgas, tęsis visą amžinybę. Tai, kas nutiko paskutinį kartą, prisimenu, tai buvo tai, kad aš gėriau savo vaistus, kuriuose buvo žiurkių nuodų, juos atnešė jums jūsų kancleris. Koks melas. Patikrinkite jo kišenės, juose jūs rasite nuodus. Sargyba, suimkite nusikaltėlį. Zingrinai. Jis kaltas nemažiau už mane. Pas jį buvo mano žemėlapis, jis pavogė mano eliksyrą. Jis žinojo, kad nunuodysiu karalių. Aš tiltų prakeiktas išdavykė, norėjau pasakyti valdovė, jam susimaišė protelis.
Ir dar jis nužudė vištas, kad galėtų apkaltinti lapiną. Pakaks, dangau. Kaip čia gali neskaudėti galva, kai aplink vieni mulkiai? Valdovė, kokie malonus pasikeitimai. Tai brangioji ir dabar pasikeitimų bus labai daug. Bet visų pirma norėčiau žinoti, kokį norėtų gauti apdovanojimą lapinas. Už mano gyvybės išgelbėjimą. Valdovė, aš jau turiu visus pasaulio turtus. Tačiau neatsisakyčiau nuo keletos kepaliukų duonos. Bei jų sunkoka bus sulaukti pavasario. Keletą kepaliukų duonos ir tai apdovanojimas už mano gyvybę? Aš maniau, kad esu vertas daugiau. Tu mano brangiausias karalius ir nėra nieko svarbiau. Bet pasakykite, apie kokius dar pasikeitimus tu kalbėjai. Nutariau karalystėje padėti galą žiaurumui. Bausmė turi atitikti prasižengimą, bet iki barbariškų kraštutinumų mes neprieisime. Valdove, leiskite man sugalvoti bausmės Zingrinui ir Bernarui. Taip, lapinė, klausau. 19 499. Viskas paruošta. Pasisaugokite ten apačioje. Dar viena partija karališkųjų ropių valymui. Žmonelė, per tave visą laiką esu žeminama. Iš namų ramiai negaliu išeiti. Valstiečiai pirštais bado. Karalius liepė nuvežti tave į sodą. Kada baigsi? Aš baigiau aš. Bet užtat aš nebaigiau su tavimi. Sugrįžk. Ir nebandyk nuo manęs pabėgti. Tu patikėk, jau aš tave pavysiu. Supratimų neturėjau, kad kancleris uždarė visas mokyklas. Daugiau taip nepasikartos. Ačiū, lapinė. Magnam? Kum? Košė? Ak, Rufusai. Tarėsi laudė. Magnam? Kum? Laudė. O pas mus košė. O žinote, kas mums dabar nepamaišytų? Šiek tiek muzikos. Galima? Taip, žinoma. Pradėkime, vaikai. Laikas pasilinksminti. Taip, valio! Tai ką, išsiduktam kaip reikiant. Mano galva. Išversta ir įgarsinta vertimų pasaulyje. Skaitė Robertas Mackela.